Tai tiesiog tenka apgailestauti, kad vis reikia tokių briefingų, tokių spaudos konferencijų. Atrodo, kad policija, sistema padarė tikrai pakankamai daug ir drastiškų priemonių, kad tokiu atveju nepasikartotų, nebūtų jų. Bet praėjo pusę metų ir vėl mes turim skaudų įvykį, kurio metu girtas policijos pareigūnas, nors ir netarnybos metu, nors ir atostogų metu, nors ir tiesiogiai su darbu neturintis jokių ryšių, būdamas neblaivus vairavo transporto priemonę pavėžyje, sukėlė eismo įvykį, kurio metu dėja 2 mūsų Lietuvos žmonės žuvo, vienas yra sunkiai sužeistas. Pirmiausiai tos policijos bendruomenės vardu tikrai nesireiškim gilią užuojautą žuvusių artimiesiems. Tenka dar kartą atsiprašyti ir apgailestauti dėl tokių pasekmių. Policijos departamentas, tiek paskirties komisariatas pareiškęs užuojautą nukentėjusių artimiesiems suteikti visokeriopą pagalbą. Ką mes dar galim padaryti, aišku, tų žmonių žuvusių prikelti negalim, bet skausmo artimųjų sumažinti gali tik tai mūsų užuojautą. Dar blogiau yra tai, kad šitas pareigūnas, kuris, nepasakysi, kad yra jaunas, nesubrendęs, ištarnavęs daugiau negu 21 metus, gyvenime daro nebe pirmą klaidą. 2000 metais, gegužės mėnesį, būdamas neblaivus, jis buvo padaręs eismo įvykį, techninį eismo įvykį. Ir galbūt, jeigu tais laikais būtų priiminėjami tokie sprendimai, kaip priiminėjami dabar, nepriklausant nuo nuopelnų rangų, sistemai yra besąlygiškai šalinami. Jeigu tuomet tai būtų priimtas toks sprendimas, šiandien mes apie šitą situaciją nekalbėtume. Tačiau prieš 14 metų buvo kitas priimtas sprendimas ir pareigūnas buvo tik tai pažemintas pareigose. Ir matyti iš tos klaidos tikrai nepasimoko, bet tokie žmonės yra. Apie nieką negalvoja. Negalvoja apie pačią sistemą, apie kolegas ir negalvoja apie savo šeimas ir artimuosius, kuriems taip pat yra padaryta milžiniška žala. Pareigūnas yra sulaikytas, bus sprendžiamas klausimas dėl jo suėmimo, atsakomybė savaime suprantama už eismo įvykį bus baudžiamoji, laisvės atėmimas iki 10 metų. Savo ruožtu yra pradėtas tarnybinis patikrinimas, jis yra nušalintas nuo pareigų ir kas susijęs su darbo santykiais, jie tikrai bus greitų laikų pabaigti, kadangi, kaip minėjau, bus pašalintas už pareigūnų vardo diskreditavimą. Šiandien turėjom pokalbį su apskrities policijos komisariato viršininku. Nelengva pokalbį. Tai rezultatas jau yra toks, kad Panevėžio miesto policijos komisariato vadovas, kuriam netiesiogiai pavaldus pareigūnas, jis priėmė sprendimą pasitraukti iš komisariato viršininko pareigų. Sprendimą analogišką buvo pasiruošęs priimti Panevėžio apskrities viršininkas, tačiau aš netenkinu jo, nes manau, kad tai yra, dar kartą pabrėžiu, nesusijęs su darbo santykiais, pareigūnas yra netarnybos metu, atostogose, plius įvertinus tai, kad sistema tikrai netoleruoja tokių pažeidimų, daro viską, kad nebūtų taisomasis pažeidimas, tame tarpe tas pareigūnas, kuris šiandien sukėlęs tokius įvykius, neseniai buvo sustabdytas kelyje ir už pažeidimą yra nubaustas mūsų kolegų, tai metu yra automobiliai, kurie neatlikta techninė apžiūra. Manau, kad šiuo atveju gali darbuotis apskrities viršininkas, o labiau, kad paskirtas neseniai yra į šitą apskaitį. Taip, kad tokia bendra informacija, liūdna informacija. Turėt klausimų. Galite Panevėžio miesto policijos komisariato vadovą dalyvauti? Vidas Sabonis. Jis tiesiog, mes paliekame ir jisai tikrai darbuosis policijos sistemą, tik tai kitose pareigose. Kokį pareigūnas buvo padaręs pažeidimą 2000 buvo pažemintas pareigūnas? Aš jau pakartosiu, jis buvo neblaivus, sukėlęs eismo įvykį, tik tai techninį. Tiesiog vairavo automobiliai, jeigu aš gerai prisimenu iš įsakymo 1,88 promilės, trenkė į kelio atitvarą, apgadino transporto priemonės, į kitą automobilį ir
tarnybinio patikrinimo metu buvo konstatuota, kad jisai gali toliau dirbti policijos darbuotojas, gyventis pareigos. Taip pat buvo kriminalinės policijos tyrėjas tuo metu prieš 14 metų. O tarnybos metu ar jis buvo pelnęs kokių apdovanojimų? Čia gal geriau tiesioginis vadovas galės pasakyti. Tarnybos metu... Gal prie mikrofono galėtų. Tarnybos metu pareigūnas buvo ir skatintas, ir baustas. Tai buvo 5 kartus baustas, panašiai tiek pat kartų skatintas. Tai šiai dienai jis buvo nei tai gerai dirbantis, nei tai blogai, tiesiog visą eilę pareigūnų. Tačiau visi tie ar paskatinimai ir viskas yra nubraukta vienu poelgiu ir visai sistemai, čia nepataisoma žalą. Dėl ko buvo 5 kartus baustas? Dėl įvairių pažeidimų. Kokių? Įvairių susijęs su procesiniais dalykais, su procesu nevykumu. Ir vienas iš tų buvo, kas buvo paminėta generalinio komisaro. O kaip jis tada buvo nubaustas? Dėl to įvykio jis buvo pažeminimo pareigos, tą minėjo generalinio komisaro. Jeigu būtų priimtas sprendimas tuo metu atleisti iš pareigų, kas dabar yra besąlygiškai daroma, tai šiandien situacija būtų. Komisarė, ar šis įvykis neapnuogina tų būtent kriminalinės policijos problemų? Buvo ir vadovas Matonis, analogiška praktiškai situacija. Vėl dabar, ar tai nėra išskirtinai kriminalinės policijos problema? Kad, būtent tie pareigūnai jaučiasi nebaudžiami. Aš tikrai manau, kad tai nėra... Aš tikrai dabar nenoriu kalbėti ir ieškoti kažkokių tai globalių pasiteisinimų, kadangi tikrai yra gėda šiandien kalbėti. Bet yra ne tik policijos. Bandom nukreipti tas tradicijas gal į kultūrą, į sportą, bet ne į gerimą tą paprastą buitinį. Tai laisvalaikiu kaip įdėti žmogų, kad iš tikrųjų jis jaustų atsakomybę. Tegul jau mūsų spėvas būna ant mūsų visų, kas mes 12 000 šiandien turim raudonuoti ir būtų daugam gėda pasakyti, kad esam pareigūnai. Tegul apie mus negalvoja, jeigu bet apie savo šeimą pagalvoja. Šiandien kenčia mažametis vaikas yra neseniai gimęs. Kenčia jo artimieji, bet jeigu buvo prieš 14 metų atvejis dabar, tai žmogus, sakau, kažkokios yra vidinės kad žmogaus problemos. To negaliu pasakyti, kad kriminalinis ketina ir viešosios policija tą padarius yra. Bet matyt, tie dalis žmonių, kurie pradėjo tarnauti tais laikais, kada tikrai buvo policijos pareigūno pažymėjimas indulgencija nuo bet ko, na jie gal dar galvoja, kad ir taip yra, nors matėte, už smulkius pažeidimus dabar yra baudžiami ir mus dažnai kaltina mūsų bendruomenė, kad mes per griežtai ir drastiškai elgėmės. Ir mes jau buvom pradėjęs svyruoti galbūt iš tikrųjų tie, kurie turi problemų su alkoholiu ir padaro, galiu nemesti iš tarnybos, bandyti adaptuoti, gydyti ir saugoti. Bet po tokių įvykių tikrai norisi pasakyti, kad kaip ir toliau, besąlygiškai, Matonį paminėjote, atrodo pavyzdys, kuris tikrai galėjo pasakyti, jeigu dar kas turėjo abejonių, kad čia gal tik tai taikoma ne patiems aukščiausiams, visiems tas yra taikoma. O problemos tai, matyt, visose srityse jų yra, o kriminalinės policijos šiuo metu tikrai vykdoma yra pertvarka ir, manau, pakankamai rimta ir kardinali pertvarka, kuri bent jau galbūt padės atsirinkti į tuos vadovaujančius postus, kurie iš tikrųjų formuoja kolektyvo tradiciją, ateis tie pareigūnai, kurie galės ne tik tai reikalauti gerų darbo rezultatų, bet ir formuoti juos kaip visuomenės dalį, kaip žmonės. Taip, kad čia nėra vien kriminalinės policijos skirtinumas. Aišku, tai yra specifika, kadangi yra, irgi nesinori kalbėti, kadangi gėda apie tai kalbėti. Stresas, kaip malšinamas, įtampa, visą kitą. Bet šiuo atveju tai yra miesto net nespecializuoto padalinio tyrėjas, kuris netyrėjo ypatingų sunkių bylų, tiesiog dirbtų savo darbą normaliai ir gyventi. Tikrai ne čia ir ne algų klausimas ir ne kitų visokių dalykų. Čia kad tai galim, kokiam žmogui gali mokėti ir 10 000 vis tiek, jisai matyt po šventinės pergalės sėdo ir toliau vairavo. Analogiškų tragedijų, kurias sukėlė Pauligas, Šostakas, atsistatydino generaliniai komisarai. Ar jūs negalvojate? Aš galvoju, kad nesulauksiu tokių klausimų. Keista, turėtų būti pirmas. Vėlgi, aš jau irgi nekartą kartuoju, kada tai buvo sisteminiai įvykiai. Tai yra populiaru, tai buvo daroma nuolat ir už tai, kaip minėjau, nuolat buvo taikomos pažeminimo pareigos, tai yra viena. Bet iš tikrųjų mes atrodo padarėme susijęs su darbo santykiai sistemą tokią, kur drastiškai su šitų dalykų kovojom, apsaugoti, kas žmogui įvyks laisvalaikį mes tikrai negalime. Šiandien tikrai man yra gėda būti su uniforma šitą, aš atvirai tą sakau, ir mano asmeniniai sprendimai, emociniai turbūt būtų vienoki, bet tai bus priimti sprendimai tokie, kurie yra šiandien valstybei
ir valstybės vadovams naudingiausia ir teisingiausia. Taip, kad bus priimtas toks sprendimas, koks yra reikalingas nepriklausomai nuo mano asmeninių emocijų ir norų. Artėjas po avarijos buvo apklaustas ir ką jisai sako? Na, iš tikrųjų, komentuoti šitų dalykų nelabai galiu, kadangi vyksta ikiteisminis tyrimas ir tai yra ikiteisinio tyrimo duomenys. O kodėl jūs buvote priėmę sprendimą trauktis į savo pareigų? Na, tiesiog jaučiu moralinę atsakomybę, žmogiškieji faktoriai iš tikrųjų, nes, na, kaip ten bebūtų, tai vienas iš mano sistemos žmonių. Ar pasitraukimas ką išspręstų? Iš tai netenkinu, manau, kad neįspręstų šitą situaciją. Jeigu tai būtų toleruojama, sakykime, ir matytume, kad yra sisteminės problemos apskrityje su girtavimu, tai tas sprendimas būtų priimtas nepriklausomai savanoriškai. Šiandien, aš dar sakau, matau tas pastangas policijos komisariatų vadovų ir specializuotų įstaigų vadovų. Ir ne tik pastangas ir realius darbus, tai tikrai manau, kad pakeitimas šiuo atveju rotuoto pareigūno, kuris paskirtas yra 5 metų kadencijų, kitą apskritį tik pradėjus darbuotis. O tai miesto tada, kodėl reikia trauktis vadovai? Miesto vadovui irgi nereikia trauktis. Jis priėmė tokį sprendimą, kadangi jis yra artimiausias žmogus, tai yra tiesiogiai betarpiškas vadovas ir tą sprendimą jis priėmė pats. Ar jisai bus patenkintas, tai nuspręs šiuo atveju tiesioginis darbdavys apskrities viršininkas. Ir dar kartą sakau, to žmogaus mes tikrai nemetam iš sistemos ir jisai tikrai tarnaus sistemoje, tik tai matyti dėl tam tikrų vėlgi įsitikinimų, jisai greičiausiai tarnaus nebe viršininko pareigose, nebe to komisariato viršininko pareigose. Nors mes vėlgi pasižiūrėsime, kaip tai buvo daroma, kokios buvo prevencinės priemonės tame komisariate. Šiandien tas pareigūnas tokią valią išreiškė. O tai jūs tenkinsit jos pareiškimą? Šią dieną yra pradėtas tarnybinis patikrinimas dėl šito įvykio ir tarnybinio patikrinimo metu bus taip pat analizuojama, kokios prevencinės priemonės vyko miesto policijos komisariate, kad užkardė šios rūšios pažeidimus. Tai va, po tarnybinio patikrinimo bus priimti atitinkami sprendimai. Ar bus dar klausimų? Gal galite dėl avarijos aprašyti, ar žuvusiai ir nukentėjusius buvo susiję giminystės ryšiais, ar pareigūnas važiavo vienas automobiliu? Na čia aišku, nemanau, kad pakenks labai teisminiam tyrimui, tai taip yra susiję giminystės ryšiais. Kaip man žinoma, pareigūnas buvo vienas automobiliu. O visi 3 susiję giminystės? Iš detalių tikrai nebepasakysimas, nes duomenys yra, bet tai susiję. Ne šiaip atsitiktinai žmonės. Vienu metu einantis per kelią. Tai ačiū tada. Ačiū.